Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt. Betson, generalinis Vilniaus Žalgirio rėmėjas. Hebra, sveiki atvykę į mano YouTube kanalą ir šiandien serija bus tokia, ne visai su mašinom, kažkiek mašinų aišku bus, apžiūrų bus, nepabėkit iškart iš kanalų, neišjunginėkit video, dažiūrėkit iki galo. Minimaliai parodysiu, kuom aš užsiemu savo laisvų laikų. Kas man patinka, o patinka man vandens technika, vandens mocai. Ir mes su mano draugu Dominiku šiandien dviese, kaip du važiuojam, nes kiti važiuoja ten su panom, žinai, ten prie ežero, o mes dviese su tavim. Gerai, mes turim tokius vandens motociklus kartu su vandeniu viduj. Kiek vandens. Čia 215 arklių, mes šiandien jums parodysim, kaip jis plaukia. Paėmėm su savim, Dominikas mane pafilmuos, jeigu kamera nepames. Nepamesi kameros? Pafilmuosim šiandien, parodysiu jum, kad aš toks storas galiu atsistot ir ant slidžių, ir ant lentos. Galbūt pabandysim, jeigu kas nors galės patempt mūsų, parodysim, kad mes išmokom stot ant slidžių ir ant lentos net dviese kartu už vieno motociklo. Tai viskas šiandien šitoj serijai. Jeigu serija neišeis, tai reiškia kamera. Bet mes minimaliai pabandysim pafilmuoti, kaip minimaliai, maksimaliai viską, ką galiu. Uždėk laiką, prenumeruok kanalą, parašyk savo komentarą, kaip tu leidi savo savaitgalius, o mes pradedam būtent čia. Dominikas tai vienas iš mano draugų, kuris nebijo niekada filmuotis. Darius nebijo filmuotis, Dominikas nebijo filmuotis. Yra draugų, kurie pas mane bijo filmuotis. Netgi ir mano pana ne visą laiką nori filmuotis, patekti kadrą, bet čia nepaslaptys, panos jos tokios yra. Nieko nesakysiu, aš geriau. Nes man po to bus šikna. Taip, raktą mes paėmėm. Raktas, kuras yra tenai, vandens moci. Sustosim, užpilsim. Tai viso, galim judėti. Patikrinom šviesas. Priekaba pas mus registruota. Mocas pas mus registruotas, viskas paruošta. Jau ežere aš jums daugiau papasakosiu, kas čia priburta, koks tuningas, kiek arklių, kaip plaukia, parodysim greitį. Parodysim? Parodysim. Vsio, lekim. Paėmėm su saiva gyvūną. Kroka! Ir jūs nepatikėsit. Čia iš tikrųjų, čia sutapimas. Mes pradėjom filmuoti seriją, aš planavau, kad aš pafilmuosiu. Jums minimaliai, kaip praleidžiu savaitgalį, kokią techniką dar turim. Ir rašo Andrei Dron, sako, lėkiu į ežerą. Mes su juo labai maloniai praleidom paskutinį kartą laiką kartu. Ne kartu, jis buvo prie ežero su šeima ir aš atvažiavau vienas. Irgi, aš vienas, tiesiog paėmiau, man kažkas šovė į galvą, buvo karšta, aš paėmiau mocą ir nuvažiavau vakare. Mes, palakstėm ant lentos, tai šiandien kaip tik gal paprašysim, kad jis mūsų patrauktų. Tikėkime, kad ištrauks, mocas tai ištrauks. Pabandysiu pašokti su lenta. Gerai. Jeigu koks kateris. Tai ne, gal sutrumpinsim virvę, pabandysim. Gerai. Jeigu vieną trumpinsim, tai ir antrą reikia. Svarbu, nesusilaužyti šiandien. Gerai. Tikrai? Gerai. Lekiam. Sekantis sustojimas pas mus ne ežeras. Taip, mes esam nebūtinai, čia nežiūrėkit, ne reklama niekaip, degaliniai. Tiek kūro, čia nepilnas bakas, 23 litrai. Buvo bakas šio motociklo yra 55-60 litrų. Tai ten kažkiek buvo, mes visą laiką nuvažiuojam, užpilam kūro, pilną baką ir važiuojam lakstyti. Pažiūrim tepaliuką, motoras 4 taktų, superchargeris, sužiūrim aušinimo skystę į savo vietą ant minimalaus. Kiekvieną sezoną mes keičiam, matot, bakas, keičiam filtrus, tepalus kiekvieną sezoną. Išvaliai? Žiūrėjau. Pilnas. Parodyk žmonėm. Pilnas. Vsio, o tai reiškia, kad plaukt galima.
Jis beveik ir nevalgo tepalą iš tikrųjų. Nevalgo. Tai ką, esam mes prie ežero. Tokį vaizdą. Iš tikrųjų, atvažiuojam su Dominiku ir aš jam kažkada sakiau, kad o ką daryti prie ežero dabar, jeigu parduot vandens mocą? Maudytis. Paprastai maudytis. Man neįdomu. Nesąmonė. O, kiek žmonių. Nedaug, bet ir vanduo neramus, žinau. Nieko pasu. O ten ramu. Vėjelis yra. Oras pas mus šiandien nėra pasakiškas, dėl to naudoju vat tokį kostiumą. Bet kokia, man atrodo, sportinių prekių parduotuvėje galit nupirkti. Pirkau dar praeitais metais. Palauk, dar reikia užtraukti rankas. Dar reikia traukti. Nes kai tu užseksi mane va taip va. Aš pasidarysiu va. Gerai, jas į nugarą bus. Jo. Esam persirengę. Visai daug maloniau tokių orų lakstyt, kai nėra saulės. Vanduo netoks šaltas automatiškai. Viskas. Sekantis etapas - nuleist vandens mocą, pašildyt ir palakstyt. Jau sekančiam kadre sėdam ant moco ir kūriam. Minutė jūsų dėmesio. Aš visai greitai. Kaip visada, ačiū, dėkoju Car Verticalui, nes jie padeda man su mano projekto vystymais ir taip pat padės ir jum, kad nenupirk blogo automobilio su bloga istorija. O su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat net 20% nuolaidos. Aha, jo. Tai viskas vienoj programėlėj. Kiek kilometrų prasuko automobilis. Tikrų, galbūt atsuktų, kiek avarijų turės, iš kurios šalies atvyko, vos ne kur buvo registruotas pačioj pradžioj. Tai viskas vienoj programėlėj. Ir duomenų bazės visą laiką yra atnaujinimas, patikrink automobilį prieš pirkdamas. Neapsigauk ir nenupirk automobilį su bloga istorija, stipriai daužto, perverinto, būk su Car Verticalu ir būk saugus. O mes keliamės į sekantį kadrą. Tai ką, kaip matot, mocų nedaug šiandien, gal dėl oro, bet mes nuleidom, mes jau vandenį ir to aš jums normaliai parodysiu, aišku, su viena ranka, neturiu įrangos pritvirtinti, bet ką plius minus gali toks motociklas. Įkišam raktą, yra start stop, iškart pirmas bėgis, čia yra neutralas, čia yra atbulinis, čia drive'as, galima sakyti. Iš mūsų parodymų, kaip matot, čia yra apsukos, kuro rodiklė, valandų kiekis, kiek praplaukia motociklas, mylios per valandą, temperatūra. Taip pat iš šono, va čia va dešiniai pusiai, yra sraigto reguliavimas, jeigu taip teisingai pavadint. Mes turim VTS mygtuką, kuris reguliuoja sraigtą ir matot, va, šokinėja. Čia motociklas šokinės į viršų, čia motociklas plauks greičiausiai, o čia greičiausiai išsibėgės. 3 tokie, vat, galima sakyti, reguliavimo taškai. Mes pastatom į vidurį, kad jums parodyt maksimalų greitį. Paimam kamerą, jūs mane blogai girdėsit 100%. Gazas ir plaukimas. Motociklas prabėgęs pas mane beveik 400 valandų
Jei motoras jau 100% perrinktas, čia 215 arklio galių stokė, bet čia 100% minimaliai čipuotas, pakeistas sraigtas, žiedas, rankinėlės sportinės, kaip ne pas paprastą mocą. Ir sėdynė. Sėdynė čia nėra stok, jo, jinai įplyšus, reikia susiūt, bet jinai iš geros tuning kompanijos. Va. Tuning kompanija, kurie užsiema vandens motociklais, jų sėdynėm, tai sėdynė gan minkšta, kad dalyvaut sporte. Taip, jinai nėra jau tokia sport, bet 2007 metų mocas, jūs įsivaizduokit, jį kažkas čipavo, o jį kažkas tuningavo dar 2007-2008 metais. Tai vat, jau vietoj parodysiu prie kranto, kokių čia dar yra skyrių visokiausių, kur įrankių komplektai, kur kabint lentą, pagalvę, visus tos reikalus. Bet noriu jums pasakyti trumpai, kad iš ežero, iš upės ežero atsiveria visai kitas vaizdas. Iš vandens tu gali pamatyti tą, ką negali pamatyti iš atėjęs pešiom prie vandens. Ir pas mus Lietuvoje labai populiaru slėpti viską nuo visų, o nuo vandens tu nepaslėpsi niekaip. Tai Elektrėnų krante, jeigu pas mane yra žiūrovų, kas gyvena čia, tai gyvent jūs neblogai tikrai. Tai va, gerai. Ką, degimas įjungtas, raktas visą laik turi būti prikabintas prie manęs, kaip matot. Nes kritimo metu nuo vandens moco, jeigu raktas neišsitrauks, mocas neužges. Ir nuplauks toli nuo manęs. Vat pažiūrėkit. Vat, užkurtas. Va. Nukritau, užgesintas. Tai ką, plaukiam aplink ežerą. Pasiruošęs? Su lenta? Jo, matau su lenta. O virvė kur? O gali? Tuoj duosiu operatoriui pafilmuot. Jo, mes esame ežere ne vieni. Taip pat žinomas jum Andrei Dron irgi ežere su šeima, irgi mėgėjas sportiškų dalykų ir dažnai jį matau Elektrėnuose, o gal nesakyt, kad Elektrėnuose. Dažnai jį matau prie ežero. Kaip? Sakyk, ką nori. Nemokamai, dronas visą laik nemokamai vežioja žmonės. Kaip nemokamai? Tai tu pats pasakei viską sakyt, laikyk. Skaitėlį atsiūsim, davai. Zdarova, chebra, šiandien viskas video apie Rolandą jau baigiam ir bus Andrei Dron Production. Nu ką, būsim operatorium. Jo, davai, ten ramesnis vanduo bus. Važiuojam.
Nu ką, chebra, galiu pasakyti, vos nenup... Milimetrais pralėkiau. Galiu pasakyti, tau pasisekė. Aš pajaučiu. Pajautai? Su lenta. Kabinau? Biški. Nu, geras čia buvo, geras. O, čia pietys biški, man irgi užsisima. Aš nepastebėjau, žiūriu labai daug vandens. Nieko. Gyvenam tik kartą. Man patinka tavo požiūris, važiuojam toliau. Davai, kurkit savo raketas. Jo, čia per greit, biški buvo net bankas. Gerai, gerai. Man svarbiausia, kad iš rankų kamera neiškrysto, visą kitą. Va taip, chebra. Gerai, važiuojam. Kūrėm aparatą. Atrink savo ir atgal. Bandykit dar kartą. Taip, šitam reikalį svarbu neužvažiuoti ant virvės, nes jeigu pakabinsim, tai sraigtas siurps ir bus reikalų. Gyvas? Jo, biški nuo Opa. šitų. Bangos susiliejo. Nes kai jis atsistojo, kai mes katanulė ir du mokai šalia, banga ta didesnė. Jo. Tai aš jiems specialiai pasunkinau biškį, kad neatsipalaiduotų. Ai. Bandymas numeris 3. Gerai. Yra kaip yra, seniai. Bangų yra, dėl to ir sunkiau išsilaikyti. Tu specialiai? Na, jį patiko? Taip. Ne, šiek tiek specialiai, bet jis keistai. Aš galvau, tu specialiai nori jį paguldyti? Ne. Ten jau buvo per stipriai. Bet jis kažkaip, jis turėjo iš kito kampo, žinau, išplaukti. O aš atlaisvinau virvę ir daviau gazą. Tai kur jis atsilaikys? Toj praeis bangos galėsi normaliai startuoti. Nu ką, važiuojam? Nu, bandom dabar, aš atsistosiu. Šiaip nesu profesionalas, bet vat, kaip tik žiūrovom aš norėjau parodyti, kad metus laiko, kaip turiu lempą. Metus. Tai vat savo įgūdžius aš šiandien, metus laiko reikėjo pasiruošti, kad dabar parodyti savo įgūdžius. O mes to ir pažiūrėsim. Oi, sumociu per galvą. Seni, duosi gaziuko, ne? Jis tave išmaudė? Ne, jokių 7 mylių. Ne. Aš žinai ką, aš tau patarčiau batų nesisek, nes vis tiek jeigu iškrisi, bus lengviau tau į vandeniuką niurką padaryti. Aš galvoju, jis germą nori ar blogą? Ne, viskas bus gerai. Aš tikiu tavim, važiuojam. Tai ką, gal iškart statymą? Aš sakau, kad krisi. On ko lažinė? Nu, iš 5 eurų.
Aš tokių pinigų neuždirbu. Davai. Gerai, bet jeigu priklauso viskas nuo jo šiaip. Nu tai aišku. Tu jam dabar pasiūlysi savo pusę Aš jam to duosiu 2,5 ir viskas, ir mes pasidalinsim. Seni, karočią, jeigu jis krenta, aš tau 2,5 eurus duodu. Draugas nepaves niekada. Aš tau duosiu daugiau. Jo, davai! Gyvas? Pliucha gera buvo. Negyvas, seniukai? Neskaniai čia buvo. Su veidu? Man atrodo, aš tantį laikyk. Nu, Aš tau rimtai sakau. neblogai. Tu žinai, ką aš tau galiu pasakyti, ką apie eurų, seni? Laikyk jo pusę danties nėra. Kur? Priekinis? Turim tai? Aha. Priekinis? Tuoj parodysiu, kaip moku. Nu, neprikolink, seniukai. Patrauk. Gabaliuk. Čia ne dantys. Čia plomba. A, nu tai. Plius minus. Dar tai buvo mažas gabaliukas. Toliau. Taip, davai darom. Dar nori? Ne, davai atsistosiu nors. Žinai ką, galim dabar ant stolniko, kad galėtum atsilošti. Iš mano projekto į tavo keliaus pinigai tik čia. Fū, nu aš dabar biškį ramiau plauksiu. O kokiu greičiu tu lėkiai? 30 mylių. 30 mylių? Kem 5. Nėra daug. Nu, nėra daug dar, bet... Bet aš užkabinu už bangos. Bet aš girdėjau, pliucha gera buvo. Gerai, davai laikykis. Davai! Nu ką, sąskaitai mes tau? Kojų nejau. Nu ką, mes po 2,5 eurus jau uždirbam, sen. Iškart vairuotojas matosi, ne? Čia buvo pats maloniausias. 2,5 eurų išlygimas. Aš tikiuosi kamera perduos tos visus garsus ir tą pliuchą tavo. Nes, žinok, net drebu kaip Nu, parodyk, dantis vietą ar ne?
Bet nepamatysi. Gerai. Gyvas, reiškia viskas gerai. Va taip va, viską ką išmokau per metus. Bet ir dar vandenį gavau į veidą, žinai. Ir prasikvėpuot negaliu. Įkvėps. Įkvėpiau. Nors, kad neužtektų vietos. Все. Aš šiandien Gerai, toj darysim dar. Jo. Dvigubą važiavimą. Toj mes jungsimės į sekantį kadrą. O dabar einam ilsėtis. Krasava. Nuo pradžių iki galo. Nu ką, sėkmės, seniukai. Viso geriausio. Davai! Palauk! Davai! Nu, maždaug taip, tai atrodo nuo lentos. Tu tiesiog laikaisi už virvės ir varai. Virvė trūkdo man didesnį kadrą jum padaryti. Nes aš kamerą pamečiu. Nu pavyko. Matėt, kaip dabar tai atrodo nuo lentos, tai jeigu jums patinka kažkoks ekstremalus sportas, tai lenta, slydės, vandens mocės, būtent jums. Karoči, be kameros mes šiandien. Nu viskas. Tai paskutinis kadrus filmuosime iPhone'ą, nes kamera tiesiog atsisakė dirbti. Va. Tai nieko, manau, jo, su naujų pirkiniu. Ne tik minus 5 euriukų, dar ir 300, nežinau, kiek ar daugiau. Man atrodo daugiau kainuoja. Nors be akumo. Davai, ačiū už dovaną. Kaip tau vandenukas, kaip prišylo? A? Oi, pašildysi, neproblema. Gerai, mes minimalių greičių veš. Kaip minimalių, normalių, nereikia jau čia. Brangus mums žmogus yra. Viskas gerai, aš pamėnės. Ką, mes ruošimės, aš plaukiu filmuot. Pažiūrėsim, ką moka Andriucha, nes sako, kad moka. Tuoj pamatysim jo rezultatus. Aš mačiau iš šono vieną kartą, kad kažkiek... O.
patiko, uždėkit laiką, prenumeruokit kanalą ir pakomentuokit. Filmuosiu daugiau, nes tai ne vienas mano kontentas, kurį aš galiu filmuoti. Aš universalus žmogus. Nu ką, chebra? Sakiau! Aš moku plaukti! Primenu, kad serija jau YouTube kanale! Gero jums vakaro! Mes jau sudėjom mocą atgal, viską pastatėm. Gan lengvas pakrovimas, iškrovimas. Kiek kainuoja toks agregatas, greičiausiai jums klausimas? Atsakiau, kiek arklių. Arklių 215, bet čia čipas, čia sraigtas, čia yra niuansas. 27 metų, keturtaktis, tai svarbu. Ir kainuoja toks kažkur apie 5000 eurų. Mačiau ir po 4 parduoda, mačiau ir po 6 parduoda. Imam viduriuką, 5000 eurų toks motociklas kainuoja. Prižiūrėjimas jo, jeigu sugadini, pravažiuoja per žolę ar akmenis, sraigtą reikia tvarkyti su žiedu, bet jeigu plauki normaliai, prižiūri, tepalas žiūri viską, filtrus, tai kartą į metus, kartą į sezoną reikia investuoti 300-500 eurų. Priekaba į tą kainą įeina. 5000 dažniausiai su priekaba. Kokie dar klausimai gali pas jūs kilti, man įdomu. Ar parduodamas? Jis bus parduodamas, jo. Jis bus parduodamas motociklas šitas, aišku, bet jis pas mane jau metus laiko, mes jau metus ar netgi pusantro, mes su juo jau ir aptarnavimus 2 padarėm, praplaukėm apie 20 valandų, plaukė idealiai. Atskirai noriu pasakyti, lentos atskirai kainuoja, tarkim, 200-300 eurų. Slydės 200-300 eurų, čia su virvėm, su visko. O svarbiausias dalykas, mesgi sumas mėgstam, tai surijo jis šiandien kažkur ant 35-40 eurų lygiai. Tai praplaukiam mes pusantros valandos, į valandą kažkur 15-20 litrų ryja. Ką, ačiū, kad buvot šiuo metu kartu, mes keliamės į sekantį kadrą, nes reikia ne tik ilsėtis, bet ir uždirbinėti pinigus. Keliamės į sekantį kadrą, draugai. Tai kągi, mano brangieji, mes esam garažiai ir atsimenat, praeitoj serijai pas mane buvo BMW 5 serijos, nupirktas už 9 000 eurų, jis dar neparduotas ir atvažiavau išsiaiškinti su kabliu, ten klaida buvo nefiksavimo ir pažiūrėkit. Aš pasižiūrėjau, kad jis čia sulaužytas ir nesilaiko. Tai vienintelis pas mus likimas, labai sunkus, bet ką padarysi, nuiminėt galinį buferį, nuiminėt balkę, nuiminėt kablį, statyti viską atgal ir bus šitas automobilis nuostabus be kablio. Užtat nemes klaidos. Ir, nėra kablio ir nėra kablio. Tai vat, darbų daug su juo, bet pradėsim nuo šito. Dvidešimt 9 minutės man užtruko nuimt buferį, nuimt kablį, išmesti į šoną, nes jam ragai, jam konkretus ragai yra. Čia kažkas jau nesifiksuoja. Abejau, kad remontuotinas. Parkus viską pajungiau atgal, tarpus visur sužiūrėjau, surinkau. Dabar sekanti problema šio automobilio, tai meta klaidą, kad bagažinė neužsidaro. Tai aš abejoju, kad mano paieškos jums bus labai įdomios. Toliau, kai rasiu bėdą, iškart prisijungiu. Tai ir įsivaizduokit, kad aš visą dieną praleidau su ją garaže. Visą dieną. Pneuma nesikelia, nes pirikupai nieko nepasakė ir nuo bloką, kuris atsakingas už pneumą. Jis tiesiog atjungtas, o aš gal kol sutikrinau laidus, kol tas, kol anas, kol sužiūrėjau ir pamačiau, kad nėra bloko. Tai bloko nėra.
Tada bagažinės dangtis problema viduj, pačioj spinoj, dėl to meta, užsidaro, bet meta klaidą. Nu ir liko ten lemputės. Stabdžių klaidą aš kaip ir ištryniau, nėra problemos, kablį panaikinau. Tai va, liūdnos žinios, bet mes dabar važiuojam žiūrėti sekančio automobilio. Stipriai nebarkit mane, kaip aš atrodau. Aš turiu mažai laiko, aš esu gaisriniai. Šiandien, vat ką tik, prieš 10 minučių baigiam budėjimą. Netgi neturiu rūbų persirinkti, nes aš dažniausiai važiuoju namo su ugniagesio rūbais, su uniforma. Ten persirengiu ir važiuoju, bet dabar pas mus yra labai sutrumpintas laikas, mes lekiam tiesiai iš gaisrinės į mylimą Kauną, kad ten įsigyti automobilį. Automobilis, kaip visada, BMW. Slyva koinas. Tai pasiruoškit, jau sekančiam etape, sekančiam kadre jūs matysit šį nuostabaus kūrinio. Sekančiam kadre jūs matysit nuostabę slyvą. Čia Dievo kūrinys. Tai jungiamės į sekantį kadrą. Būna važiuodamas. Policininkai susisiekia su pranešėju. Aš pažiūriu farus. Kelias ilgas iki Kauno, valandą laiko. Tai būna iš tikrųjų pažiūriu farus, čia niekaip nereklama. Ir aš kaip pats valstybės tarnautojas, man labai įdomu, va tokia situacija. Labai dažnai žmonės pagauna su narkotinėm medžiagom. Ir jie ten bando bėgt, bando kažkokios ten sugalvot, kad čia ne jų ir taip toliau. Tai vat klausimas pas mane paprastas labai. Jeigu pas mane atvyko automobilis iš Amerikos ir tenai liko koks gramas neaiškios medžiagos, narkotinės. Aš jos nepastebėjau, tikrai nepastebėjau. Pas mane 5 serijos BMW iki pat galo buvo nevalytas. G30, 5 pėm. Ir mane sustabdo policija. Aš važiuoju su jo mašina registruota, viskas. Ir vat sugalvoju patikrinti, nors ko policininkai sugalvos patikrinti, jeigu aš adekvatus, nei aš prigėręs, nei ką. Bet vat tokia vat situacija. Reidas su šunim tikrina ir pas mane randa tų likučių, kurie liko iš Amerikos. Tai aš kaip ir kaltas, čia mano mašina, bet čia ne mano narkotinės medžiagos. Ką šituose atvejuose daryti? Galbūt pas kažką tai buvo. Aš vat svarstau ir čia aš suprantu, kad čia, baudžiamoji. Čia aš į kalėjimą galėčiau išvažiuoti konkrečiai. O kaip minimum iš darbo vietos būčiau pašalintas. Kaip ugniagesys gelbėtojas, kaip atliekantis tarnybą. O tokios įdomios mintis ateina į galvą, kai pažiūriu faras. Gerai, ką mes lekiam, liko mum visai nedaug, apie 5 minučių, mes prie Vievio esam. Savininkas kol kas neatsako, bet aš manau, jis miega. Lekiam. Mes Kaune, biškį užvažiavom net už Kauno, viskas eina kol kas pagal planą. Prieš valandą ir 10 minučių išvažiavau iš Vilniaus, kad apsižiūrėt slyvą. Ir vat aš privažiuoju prie degalinės, kur susitarėm apsižiūrėt. Mes esam prie Slyva Koino. Mes atvažiavom į vietą. Prijungsiu mikrofoną, kad jūs mane geriau girdėtumėt ir eisim žiūrėti. Tai ką, mes esam prie Slyvos. Pirmi požymiai iš rakto jau nesirakina. 2 raktai yra? 2 raktai net yra. Šitas nepririštas neveikia, o šitas viskas gerai veikia. Supratau. Tai man daug tas, kuris pririštas. Kai jūs atvažiuojate žiūrėti tokį automobilį, tai pirma, nuo ko reikia pradėti, tai iškart nuo kėbulo. Yra... Čia kažkas tepliota, bet yra... Gale jau įspaustas slengstis, jau matosi va, bet plius minus dar yra.
praeinam durų apačias, pažiūrim, nėra čia taip blogai, iš tikrųjų, kaip aš galvojau, kad čia tragedija, išvis tragedija. O jo, gale jau yra problemų. Štorkė, faina, sakei, liftas, ne, yra? Jo, uždarytas, uždavė. Na, nepakėlė. Jam reikia padėti. Ne jauna mašina visgi. Jau, užsidaryti uždavė. Kelintų metų gimimo? 2-3 metų. 2-3, tai kaip tu save jauti, normaliai? Tai ir čia, ir mašina pavargus jau. Čia normalu. Visur parūdijus. Taip, gerai, apeisim kėbulą tada. Neuždarinėk bagažinės. Kablys rozetė netikrinai, veikia, neveikia, nežinai. Taip, vat iš šitos pusės pats baisiausias galbūt. Iš tikrųjų, čia tiesiog, čia yra to metalo. Bet žmogus jaučiu, kuris prieš tai dažė, biškį pasistengia sugadinti. Taip, modelių visur yra, kaip čia slengstis savo vietoje. Čia vat mažas skylutė yra. Taip, durys. Šitos pusės biškį geresnės. Štorkė iš šitos pusės biškį apgadinta. Einam žiūrėti toliau durys. Šitos durys išmetimui. Gerai, grotų priekį trūksta. Buferis biškį palaužytas. Gerai, bagažinė. Ar užsidaro, ar ne. Pažiūrim. Užsidaro. Ir atsidaro. Inžinieriai sugalvojo, taip, rato atsarginio nėra. Gerai. Kapoto trosas nurautas? Ne, bet viskas gerai. Supratau. Laikosi. Taip, sakei per turbiną, kažkur kažką, jinai pavalgo jaučiu tiesiog tepalą, ar kažkur kažkas... Arba prapučia, arba pavalgo, nežinau. Užkursi? O, buvo atidarytas bakelis, matot? Kol bakelis buvo iki galo neužsuktas. Pagazuosi biškį. Paspausk prie 2000 ir palaikyk. Gerai, paleid. Įjungsi lempas. Lempos priekį šviečia. Apdailos tos ant durų nėra? Yra. Bagažinį. Ar? Jo, matau, apdaila yra. Čia šnekama apie šoninę durų apdailą, kaip matot. Draudimas yra? Jo. Tu juodas lūbas, slyva kojinas. Jo, iš traukos pasėti klikučiai iš tikrųjų. Mano Fordas taip važiuoja, 96 km. Vat, gazas dugnas, 40, gazas dugnas. Tam, šiam, 7, 8, 9. Ant aukšto apsuku gal ir nieko, bet apsipila, dūmais jaučiasi. ABS degia? Jo. Gerai, užtenka man, apsisukam. Aš norėjau pravažiuoti, nes tik dėl to, aš tau žadėjau, kad nevažiuosiu net, bet buvo atsuktas bakelis aušinimas. Viskas tokio aš važiavau. Aš jau vieną kartą tokią mašiną nupirkau S klasę. Irgi ten bakelis.
Nu jo, pakaba tokia, žinok. Sakau, jaučiasi labai. Nieko, viskas tvarkosi. Gaila, kad kondicionierius neveikia. Langai atsidaro, užsidaro visi. Jo. O, atidariau langą. Net užjaučiau kaip smarvė tepalo. Nu, jis ten iš visų pusių apsitepalavęs. Aš atsimenu laikus, kai toks vat spidakas su žiedais buvo wow. Čia, jeigu jo visi norėjo, aš atsimenu, pas tavęs slyvos su tais žiedais, kaip faina. Tiecho pas ją iki 11 mėnesio. Gerai, aš kol kas patikrinsiu. Iki 11.04. Jo, dūmai va, rūksta iš kažkur. Aš kaip ugniagesys pasakysiu tau, kad dažnai užsidega tokios mašinas. Iš čia va apsipylė pūrų netgi gal. Šiaip gale irgi purvina, bet normalu, šviesus salonas. Telefonas irgi neidealus, bet ką norėt, čia slyva už 600 eurų. Už 600. Tai spaudžiu man 5 PM ir paimu. Toks klausimas. Jeigu, tarkim, aš ją čia, tai aš negaliu palikti, o ten, Maksimos teritorijai, galiu. Nu davai, 5 PM ir kertam rankom. 5 PM eurų ir slyva projekte. Žinok, gal metus laiko neturėjau slyvos. Slyva čia toks pirikupų jaučiu pradininkas. Visi jom prekiavo. Gerai, einam pildyti popierius. Jūs viską matėt, girdėjot. 5 PM eurų. Svarbu, kad jinai nesudegtų, kol aš grįšiu. Tikėkime, viskas bus tvarkoj. O arba aš su ją važiuosiu. Ten kūro yra. Bet kondiškė neveikia, o net pas mane Forde kondiškė veikia. A, kaip tavo agregatas? Žiūrėk, vat slyva, kuri kažkada kainavo, nu davai taip, nauja, jaučiu kokių 7-8 tūkstančių eurų. Ir Fordas, kuris, nu, tikrai tokių pinigų nekainavo. O dabar jie kainuoja tas 500. Šitas va 500. Slyva važiuoja į stovėjimo aikštelę, nes aš atvažiavau, kaip matot, vienas. Labas, ponas Dariau. Aš vyksiu ne su ją. Ant skubaus išvažiavau aš iš Vilniaus. Tai artimiausiu metu aš vis tiek turėsiu kelionių į Kauną, tai atvažiuosiu paimsiu. Nes būna nuvažiuoji ir tuščiai. Kaune nieko nenuperki, tai nors stovės slyva, kurį aš galėsiu paimti. Negalvokit, kai serija išeina, jos jau, manau, nebus. Pavešim dar žmogų, patikrinsim ar užrakinės normaliai mašiną. Ir viskas, pirkimas yra, o pardavimas nežinau, ar šioj serijai spėsim ją parduoti. Nu, o dabar, ačiū, kad buvot kartu, nepamirštam uždėti laiko, pakomentuoti šitą video ir gražios jums savaitės. Kas į atostogas, tai gerų jums atostogų, pailsėkit ir grįžkite į mano kanalą jau po savaitės. Iki, myliu jūs. O aš jums pasakysiu, tik niekam nesidalykit. BMW 5 serijos slyva koinas išaugo kaina ir prasideda už 750 eurų. Pliusų šitoj serijai yra kaip tik ant danties. Vairuoji vokišką automobilį? Jau rytoj reikia spoilerio ar grotelių. Tavo styling dalis turime Vilniuje ir išsiųsime jau šiandien. Tuning.lt